Aš esu Irena Eglinskaja, FM World Baltic atstovė. Žinote, kad naujausiame FM World kataloge numeris 37 mūsų asortimentą papildė nauja produktų serija Smart and Clean Bio. Kas tai per serija? Kuo jis skiriasi nuo kitų? Kokius produktus joje rasite? Pats laikas susipažinti su naujaisiais produktais išsamiau ir aptarti kiekvieną iš jų. Taigi, Smart and Clean Bio, tai galima pasakyti yra tokia serija serijoje. Jūs gerai žinote mūsų buitinę chemiją, mūsų namų valymo priemonės Smart and Clean. Žinote taip pat, kad prieš 2 metus, 33-ame kataloge, šią seriją papildė Smart and Clean probiotik. Tai yra skystos namų valymo priemonės, pagamintos probiotinių mikroorganizmų pagrindu. Na, dabar 37-ame kataloge turime Smart and Clean Bio. Tai reiškia, kad mes kiek tai įmanome judame natūralesnių ir gamtai saugių produktų link. Čia nėra jokių kenksmingų cheminių medžiagų. Net jei ant pakuotės pamatysite cheminį terminą, tai yra normalu, nes kiekvienas junginys gamtoje turi savo cheminį pavadinimą. Todėl tai, kad ant pakuotės yra nurodytas cheminis terminas, yra visiškai normalu net ir natūraliems ingredientams. Svarbiausia atsiminti, kad čia nėra kenksmingų komponentų, nėra kenksmingos chemijos, kurios mes visi taip bijome ir kurios dėl daugelio priežasčių stengiamės dabar atsisakyti. Todėl mes paėmėme tas aktyvias formules, tuos inovatyvius komponentus, kurie šiandien užima top pozicijas rinkoje tarp natūralių komponentų, tarp biokomponentų, kad galėtumėte efektyviai valyti savo namus, kad jūsų namuose tiesiog karaliautų švara ir jaukumas. O tai ne taip ir paprasta padaryti. Antraip, visi naudotame mūsų močiutės receptus namų tvarkymui, bet kažkodėl to nedarome. Ne viskas taip efektyvu, kaip mes norėtume. Be to, ko mes norime? Mes norime, kad kiek įmanoma būtų sutaupytas mūsų laikas. Išvis geriausiai būtų, kad namai išsivalytų patys. Bet prisipažinsiu ir tikriausiai patys suprantat, kad tai yra labai sunkus, sakyčiau, nerealus uždavinys. Bet čia mums gali visgi pagelbėti tikrai efektyvios priemonės. Kodėl mes perkame namų apyvokos? Kodėl mes perkame valymo priemonės? Nes norime gauti tam tikrą efektą. Pavyzdžiui, skalbimas. Skalbiniai turi būti idealiai švarūs, audiniai nepažeisti. Virtuvė turi būti švari, neriebi, saugi, nes ten yra sąlytis su maistu, ir panašiai. Taigi mums rūpi ne tik švara, bet ir saugumas. Taigi mums reikia ko? Natūralių, saugių ir efektyvių veiksmingų priemonių. O tai tikrai labai sunkiai užduotis, nes nepaslaptis, kad ne visi natūralūs valikliai gerai iš tikrųjų valo. Jūs gerai žinote, kokiame pasaulyje mes šiandien gyvename. Daugelis šalių jau seniai pasirašė įvairius protokolus, pavyzdžiui, Kioto protokolas, tai yra Jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos protokolas, kurio siekiame kovoti su visuotiniu atšilimu. Ir kitus protokolus, pagal kurios yra ribojamas įvairių kenksmingų komponentų išmetimas į aplinką. Net tas pats CO2, kurį mes išskiriame kas sekundę kvėpavimo procese, taip pat yra ribojamas. Kodėl? Nes mūsų planeta iš tikrųjų po truputėlį miršta. Todėl mes negalime padaryti nieko kito, kaip bent jau pradėti nuo savęs, nuo savo namų, mažinant kenksmingų komponentų emisijas į aplinką. Tai dabar daro visas civilizuotas pasaulis, ypatingai Europa. Nes Europoje, galime pasakyti, dabar yra top tendencija. Viskas, kas yra eko, viskas, kas yra bio, viskas tai dabar lyderiauja. Tam skiriamas tikrai didžiulės sumos, į tai investuojama didžiuliai pinigai, todėl, ir mes neatsilikome nuo top tendencijų ir sukūrėme tokią bio seriją, kurioje yra ir eko produktai, kur pati net pakuotė yra irgi visiškai perdirbama. Be to, tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad net pačios pakuotės tapo žymiai mažesnės. Palyginkite,
Mūsų Smart & Clean valymo priemonių buteliukus su esama Smart & Clean bio pakuotė. Kiek plastiko reikėjo tokiems buteliukams? O dabar Smart & Clean bio pakuotės yra ne tik labai mažos, bet ir visiškai perdirbamos. Taigi, mes taip pat galvojame apie gamtą, apie mūsų planetą. Štai ką reiškia mūsų naujoji Smart & Clean bio serija. Smart & Clean bio serijoje rasite 11 naujų produktų. Manau, kad kol kas to tikrai pakanka, kad mes tiesiog išbandytumėm naujus produktus, įsitikintume jų efektyvumu ir po truputėlį pakeistume taip pat savo mąstyseną. Taigi, kokie tai produktai? Pradėsiu nuo ko gero netikėčiausių produktų. Tai šiukšlių maišeliai. Toks produktas mūsų asortimente pasirodė pirmą kartą. Ir kas yra svarbiausia, kad šiukšlių maišeliai yra visiškai biologiškai skaidrūs. Jie yra pagaminti iš kukurūzo krakmolo. Vienoje pakuotėje yra 10 maišelių. Jie yra dviejų rūšių - 35 ir 60 litrų. Ką reikia dar pabrėžti, kad jie yra labai stiprus. Juos labai sunku perpiršti. O išmetus šiukšles, kukurūzų krakmolas, iš kurio yra pagamintas maišelis, natūraliai suyra. Galite net namuose atlikti tokį eksperimentą. Panardinkite maišelį į vandenį ir pamatysite, po kiek dienų liks tik šio maišelio vieta. Keliaujame toliau. Natūralios universalios drėgnos valymo servetėlės. Mūsų asortimente jau turėjome drėgnų servetėlių, bet tai kogi šios servetėlės išsiskiria, kuo jos yra ypatingos. Jos yra visiškai biologiškai skaidžios, o pakuotė yra perdirbama. Kaip naudoti? Viskas paprasta. Atidarome pakuotę, tiesiog atplėšiame lipduką, išsiimam vieną servetėlę ir nuvalome reikiamą paviršių. Svarbiausia labai santariai uždaryti, kad nepatektų oras ir servetėlės nedžiūtų. Servetėlės yra pagamintos iš augalinių ingredientų, o valymo tirpale, kuriuo yra prisotintos šios servetėlės, yra 96% natūralios kilmės ingredientų. Jos valo tikrai skirtingus, galima pasakyti, bet kuriuos paviršius. Tinka stiklo, medienos, plastiko, metalo ir kitų paviršių valymui. Taigi galite nuvalyti ne tik stalą, lempą, bet, pavyzdžiui, net ir sieną, jeigu kažkur yra dėmė. Tikrai labai gerai valo ir nelieka jokių žymių. Servetėlės nepalieka dryžių, o tai ypatingai svarbu, kai valome stiklinius paviršius, veidrodžius. Dar vienas svarbus dalykas, kad ši servetėlė labai gerai pašalina dėmes ir ant drabužių. Todėl tai servetėlės, kurios tiesiog privalo būti jūsų automobilyje, jūsų biure, jūsų namuose, vienu žodžiu, kur bebūtumėt jūs. Servetėlės taip pat neutralizuoja kvapus, nemalonius kvapus ir palieka tokį tikrai gaivų, subtilų kvapą. Jis galima net pasakyti primena tokių sultingų obuolių kvapą. Taigi tikrai nuostabus ir įspūdingas kvapas. Vienoje pakuotėje yra 50 servetėlių. Svarbus dalykas yra tas, kurį tikrai reikėtų paminėti, kad jų negalima nuleisti į tualetą. Nes kol jos suirs, pradžioje jos turėtų išbrinkti. Ir tiesiog jeigu tokių servetėlių jūs mesite daug, tai galite užkimšti kanalizaciją. Dėl to tiesiog išmeskite jas į šiukšliadėžę, o gamtoje po jų po tam tikro laiko neliks nė pėdsako. O dabar pakalbėkime apie skalbimą su Smart & Clean bio. Skalbimui turime 3 naujus produktus. Tai yra skalbimo lapeliai, jie yra 2 rūšių, ir tabletės. Pradėkime nuo įdomesnio. Mažiau žinomų produktų, tai yra skalbimo lapeliai. Čia visi ingredientai yra natūralūs, augalinės kilmės. Skalbimo lapeliai yra biologiškai skaidrūs, o pakuotė visiškai perdirbama.
Vienoje pakuotėje rasite 10 lapelių. Vienas lapelis yra skirtas vienam skalbimui 5 kg. Jei yra žemas toks skalbinių nešvarumų lygis. Žinoma, jeigu reikia intensyvesnio skalbimo, tada galite dėti 2 lapelius. Jau jeigu yra tikrai drabužiai labai sutepti, labai purvini, tai galima dėti ir 3 lapelius. Bet produktas yra tikrai labai veiksmingas, labai gerai skalbia, taigi 1 ar maksimum 2 turėtų jums užtekti. Skalbimo lapeliai tinka ir baltiems, ir spalvotiems, ir juodiems audiniams. Suprantu, kad gal dabar gali suabejoti asmenys, kurie niekada nėra bandę tokių skalbimo lapelių, bet tikrai rekomenduoju išbandyti ir būsite maloniai nustebinti. Mūsų skalbimo lapeliai tinka ir skalbimo mašinoms, ir skalbiant rankomis. Skalbiant skalbimo mašinoje sukraukite tiesiog skalbinius į skalbimo mašinos būgną, maždaug 5 kg, ir ant viršaus padėkite šį skalbimo lapelį. Ir tada tiesiog įjungiate skalbimo režimą pagal savo drabužių tipą. Puikiai skalbia tiek 20, tiek 95 laipsnių temperatūrą. O jeigu kalbame apie skalbimą rankomis, tai tiesiog padarykite tokį vandens sūkurį ir įmeskite skalbimo lapelį, kad jis greičiau ištirptų. Jei skalbite 1 ar 2 daiktus, ar tiesiog norite kažkiek daiktų atgaivinti, tai galima panaudoti ir pusę lapelį. Galite tiesiog perplėšti lapelį pusiau, jis labai lengvai plyšta. O jau reikia rimto skalbimo, tuomet 1 lapelį arba, kaip jau minėjau, kai kuriais atvejais gali tekti ir 2 įdėti. Mūsų skalbimo lapeliai yra 2 rūšių. Vieni yra bekvapiai, o kiti yra fresh linen kvapo. Tai yra toks subtilus, gaivus, šviežių skalbinių kvapas. Ir šis kvapas išlieka audinių labai ilgai. Bet jei nemėgstate kvapų ar esate, pavyzdžiui, alergiški, tai galite rinktis bekvapius. Tai jau yra jūsų sprendimas. Mūsų skalbimo lapeliai tai tikrai labai įdomus ir veiksmingas produktas. Be to, atkreipkite dėmesį į tai, kiek mažai vietos užima pakuotė. Vienos pakuotės jums vidutiniškai užteks 10 skalbimams po 5 kg. Dabar palyginkite, kiek milteliai ar skalbimų skysčiai tokiam skalbimų kiekiui užimtų vietos ir kiek svertų. Tikrai skirtumas matosi ir skirtumas yra. Dabar dar vienas labai įdomus produktas skalbimui. Tai yra ekologiškos skalbimo tabletės. Atidarius dėžutę, dėžutės viršuje pamatysite lentelę, kur yra skirta tablečių dozavimui pagal vandens kietumą. Ji padės jums apsispręsti, kiek tablečių jums reikia naudoti. Dėžutės viduje jūs rasite tokį labai gražų, fainą medžiaginį maišelį, o jo viduje jau yra skalbimo tabletė. Tabletė iš tikrųjų yra maža, bet labai veiksminga. Tabletė yra pagaminta natūralaus muilo pagrindu. Taigi, čia nėra jokios chemijos. Yra deguonies baliklis, kad galėtume pašalinti bet kokias dėmes ant bet kokių drabužių. Ir yra fermentai. Čia yra proteazė, o tai reiškia, kad baltyminės kilmės dėmės bus labai gerai suskaidytos. Kas liečia ekologiškumo ar organiškumo bei biologiškumo klausimą, iš karto pasakysiu, kad fermentai yra gauti biologinės kultivacijos būdu, bet mes nenaudojame jokių genetiškai modifikuotų organizmų. Sudėtyje taip pat nėra alkoholio, nėra chloro ar kitų cheminių medžiagų, kurios paprastai būna tokiuose produktuose. Kaip ir skalbimo lapeliai, tos tabletės tinka ir baltiems, ir spalvotiems, ir juodiems audiniams, o taip pat ir esant skirtingoms temperatūroms. Taigi puikiai skalbia tiek 20, tiek 95 laipsnių temperatūrą. Tinka ir skalbimo mašinoms, ir skalbiant rankomis. Verta pabrėžti, kad labai gerai išskalbia balti audiniai, baltus audinius. Jei, pavyzdžiui, jie yra pagelti ar papilkėję, tai optinių baliklių ir proteazės dėka
tas audinys tampa labai minkštas, malonus liesti ir tuo pačiu tiesiog spindi baltumu. Taigi, išbandykite. Atkreipkite taip pat dėmesį, kad kadangi čia yra natūralus fermentas, natūralus muilas, tai yra natūralūs ingredientai, tai šios tabletės nerekomenduojamos natūraliai vilnai, šilkui ir labai švelniems audiniams. Tai yra būdinga natūraliems produktams, kurie turi savo sudėtyje fermentų. Nes yra tikimybė, kad pavyzdžiui, jei paimsime tikrą brangų šilką, tai šis audinys gali deformuotis. Taigi atsižvelkite į tai. Be to, tabletės netinka trumpiems skalbimo ciklams, skalbint skalbimo mašiną. Vienoje pakuotėje jūs rasite 19 tablečių. Vienas tabletės užtenka vienam skalbimui 6-8 kg skalbinių. Taigi, keliais kilogramais daugiau nei skalbimo lapelio atveju. Taigi vienos dėžutės vidutiniškai jums užteks 19 skalbimų. Žinoma, tai priklauso nuo vandens kietumo ir skalbinių jūsų nešvarumo lygio. O šitoje skaidrėje jūs matote lentelę, kuri jūs taip pat pamatysite ir ant pakuotės, kurioje yra nurodoma, kiek reikia tablečių esant skirtingam vandens kietumo laipsniui. Jei, pavyzdžiui, vanduo yra labai minkštas, tuomet vandens minkštiklio galite ir nenaudoti, bet jei vanduo yra kietas, tai tikrai rekomenduojame kartu su tom tabletėm naudoti ir vandens minkštiklį. Vienam skalbimui naudojame vieną tabletę. Jeigu, žinoma, pagal tą lentelę matote, jeigu yra vanduo kietas, o ypatingai jeigu dar ir skalbinių nešvarumo lygis yra didelis, tai tada turėtumėte paimti 2 tabletės. Bet kokiu atveju, tos mažos tabletės gali susitvarkyti su bet kokiais nešvarumais. Bet reikia atkreipti dėmesį, kad nereikia apgaudinėti savęs ir nereikia apgaudinėti skalbimo ir dalyti tabletės. Nes tada jūs sumažinate priemonės veiksmingumą ir negausite reikiamą rezultatą. Todėl, kaip nurodyta ant pakuotės, taip ir darykite. Kaip tinkamai naudoti skalbiant rankoms? Tiesiog įpilite vandens, įmetėte tabletę, tabletė ištirpo ir jau galite mirkyti drabužiais. Svarbiausia tik, kad tabletė ištirptų visiškai, kad neliktų jokių tablečių dalelyčių. Tik tada jūs galite mirkyti skalbinius. Jeigu kalbame apie skalbimą skalbimo mašinai, tai sukraukite skalbinius į skalbimo mašinos būgną, ant viršaus padėkite tabletę ir įjunkite skalbimo režimą pagal savo drabužį tipą. Bet yra vienas labai svarbus dalykas, kad tiesiog jeigu norite, kad skalbimas tikrai būtų efektyvus, tabletę reikėtų įdėti į skalbinių maišelį. Į tą patį maišelį galima kartu ir dėti skalbinius. Bet tai tikrai yra, ant pakuotės yra nurodyta, kad tai yra rekomenduojama ir tikrai patikėkite, kad verta sekti tom rekomendacijoms ir įdėti tą tabletę į skalbinių maišelį. Tada gausite tikrai norimą ir reikiamą rezultatą. O dabar pereiname prie dar vienos Smart & Clean Bio serijos produktų grupės. Ji yra skirta namų valymui ir taip pat yra mažų tablečių pavidalu. Kaip matote, įprastus mums Smart & Clean buteliukus su skysčiais pakeičia mažos, lengvos ir veiksmingos Smart & Clean Bio tabletės. Čia yra 5 produktai. Tai nėra gatavas produktas, tai yra tabletės skirtos valymo skysčiams paruošti. Jūs tikriausiai turite tuščių Smart & Clean valiklių buteliukų, tad galite juos panaudoti. Arba tiesiog galite įsigyti mūsų elektroninį parduotuvį tuščią buteliuką 750 ml talpos. Tokie buteliukai jums tarnaus tikrai ilgai. Į vieną tokį buteliuką įpilate šilto vandens, reikia nuo 500 iki 750 ml, tada į buteliuką švelniai įstumėte tabletę, o po to tiesiog sumaišykite ir palikite 10 minučių. Per 10 minučių tabletė turėtų visiškai ištirpti. Po to laiko, po 10 minučių, vėl gerai išmaišykite
ir valymo skystis paruoštas naudojimui. Tik tabletė grindims, tai yra vienintelė tabletė, kur yra trupučiuką kitokia. Nes visų pirma, tą tabletę reikia ištirpinti 1 litre vandens. Tai reiškia, kad čia puikiai jums tiks mūsų Smart & Clean litriniai buteliukai, kurias tikriausiai turite pas save namuose. O visų antra, ištirpinę tabletę jūs gaunate skystį tokį koncentratą, kurį dar reikės skiesti, kai jau norėsite plauti grindis. Tada 50 ml tokio jau paruošto skysčio įpilate į kibirą su 10 litrų vandens ir tada jau galite plauti savo grindis. Ištirpinę tabletę jūs gaunate skystį, ne gėlį. Nors tai yra koncentruota formulė, bet ne gėlio forma. Tas skystis nebus tirštas. Nes nepamirškime, kad tankis, koncentracija ir tirštumas tai tikrai yra skirtingi dalykai. Na, beje, ruošdami valymo skysčius visada mūvėkite pirštį. Kiekviena tabletė yra skirtingos spalvos. Pavyzdžiui, Glass stiklas tai yra mėlyna spalva, Kitchen virtuvė oranžinė, Fleur grindys žalia, Bathroom vonios kambarys tokia šviesi žydra, o Universal All Purpose tai yra universali tabletė yra violetinės spalvos. Atitinkamai valymo skysčiai taip pat bus tokių skirtingų spalvų. Ir kad nesusipainiotumėt, kas yra kokiame buteliuke, tai tabletė yra su skirtingos spalvos lipdukai. Tiesiog galite užklijuoti lipduką ant buteliuko ir žinosite, koks skystis yra jo viduje. O šią skaidrę matote, kaip atrodo buteliukai su skysčiais. Čia buteliukai yra tokie pusiau skaidrus, todėl gerai matosi, kad, kaip jau sakiau, skysčiai yra skirtingų spalvų. O ant kiekvieno buteliuko yra užklijuotas atitinkamas lipdukas. Visas tabletės yra labai lengvos, 4 gramų, o grindims 4,5 gramų. Todėl vienu metu galite užsakyti daugiau produktų ir tie produktai puikiai tilps vienoje dėžutėje ir galėsite lengvai ją pakelti. Natūralumas čia yra 95–100%, skiriasi dėl skirtingų formų. Pakuotė visiškai perdirbta. Tos tabletės yra visiškai saugios naminiams gyvūnėliams ir mūsų mažiems vaikams, kurie viską turi paliesti. Saugios, bet tuo pačiu labai veiksmingos. Tikrai rekomenduoju jas išbandyti savo namuose, kad jūs suprastumėte, patikrintumėte, koks tai yra produktas ir kaip jis veikia jūsų erdvėje. O pažinti su šiomis tabletėmis mes pradėsime nuo stiklo valymo tabletės Glass. Čia yra 95% natūralių ingredientų. Blizgesys, švara, spindesys, jokių dryžių. Tinka veidrodžiams ir stikliniams paviršiams, langams. Tai yra tiesiog viskam, kas turi spindėti. Piršto antspaudai, dantų pastos pėdsakai, riebalai, viso šito neturėsite. Džiaukitės, kad tikrai turite tokią šaunią tabletę. O kas yra labai svarbus stiklo paviršiams, tai, kad greitai išdžius ir nepalieka jokių dryžių. Taigi čia yra super greitas džiovimas. O jei norite dar švytinčio blizgesio, tai po valymo paimkite tiesiog sausą mikropuošto šluostę ir galite nupoliruoti paviršių. Arba galite tai padaryti su paprastu popieriu. Taigi, kaip jums yra patogiai. Kita mūsų tabletė yra Kitchen virtuvės valymo tabletė. Čia mes turime 100% natūralią formą. Puikiai pašalina riebalus ir nešvarumus. Net ir tuos pačius įsisenėjusius. Stalviršiai, stalai, viryklės, orkaitės, gartraukiai, bet koks paviršius virtuvėje, kur yra riebalai ir kurios reikia nuplauti. Nepamirškite beje pirštai. Kempinės pagalba tiesiog paskirstykite ant valymo paviršiaus ir palikite, kad pradėtų veikti. O po kurio laiko tiesiog labai gražiai ir gerai valykite. Naudokite tokį šiltesnį, o gal net ir galite naudoti karštą vandenį, kad efektą pasiektumėte greičiau.
Keptuvių, puodų išorinės pusės taip pat labai gerai išplauti. Na, o indams, stalo įrankiams plauti mes visgi rekomenduojame naudoti mūsų Smart & Clean probiotinį indų ploviklį. Dar viena tabletė yra skirta vonios kambario valymui. Tai yra Buffalo. Čia yra 95% natūralių ingredientų. Ko mums reikia vonios kambaryje ir tualete? Visų pirma, tai higiena ir jokių dryžių. Na, o pats nemaloniausias dalykas vonios kambaryje tai yra nuosėdos. Muilas, vanduo, visa tai kartu sudaro sunkiai išvalomus nešvarumus. Jei pasibaigia jūsų mėgstamas akmens ir rūdžių šalinimo gelis, tai tikrai nesijaudinkite, ši tabletė jums padės. Ji puikiai įveikia kalkių nuosėdas, tinka visiems paviršiams. Plytelės, kriauklės, tualetas, maišytuvai, viskas, ką turite vonios kambaryje, viską išvalyti. Na, kalbant apie maišytuvus, čia reikėtų prisiminti, kad kiekvienas iš mūsų turime skirtingą maišytuvą, skirtingos kokybės, todėl naudodami tabletę pirmą kartą išbandykite geriau kur nors nematomoj, nepastebimoj vietoj. Nors priemonė yra ir natūrali, bet niekada nežinai, kas gali atsitikti, todėl neverta rizikuoti. Tos tabletės vonios kambario valymui, tai galim pasakyti, kad tai yra jokių dryžių, jokių dėmių, tik nepriekaištinga, švara ir blizgesys. Taigi tai, kas ir norime, kad būtų mūsų vonios kambariai. Einame toliau ir turime grindų valymo tabletės Fleur. Čia turime 100% natūralią tabletę. Pasižymi tokia funkcija kaip greito džiūvimo efektas. Tai yra labai svarbu tam tikroms grindų dangoms, kaip pavyzdžiui parketų, kuris tikrai nemėgsta drėgmės. Grindų valymo tabletės tinka skirtingoms grindų dangoms. Laminatas gaiviai kvepės, plyteles dar galite nuvalyti sausa šluoste po plovimo, tada jūs dar puikiai ir blizgės. Parketas, lakuotas medis, marmuras taip pat tinka, nes greitai džiūsta, puikiai išvalys be jokių dryžių. Dar kartą tik primenu, kad, kaip iš pradžių jau ir sakiau, kad iš pradžių paruošiate valymo skystį, viena tabletė 1 litrui vandens, o vėliau, kai jau reikia plauti grindis, imate 50 ml jau paruoštą tokio valymo skysčio ir įpilate į kibirą su 10 litrų vandens. Ir tada jau galite plauti grindis. Na ir paskutinė mūsų tabletė – universali valymo tabletė. All Purpose, taip Universal. Čia sudėtyje mes turime 96% natūralių ingredientų. Puikiai pašalina riebalus, nešvarumus, bet kokius nešvarumus. Tinka skirtingiems paviršiams, pavyzdžiui, plastikui, medžiui, keramikai, nenatūraliems paviršiams. Beje, labai gerai atgaivina plastiką, kai jis kartais mums pagelsta. Palieka subtilų ir malonų kvapą. Beje, turi neutralų pH, kas yra labai naudinga ir valomam paviršiui, ir jūsų odai, nes pernelyg nedirgina jūsų odos kvapą. Tokie yra mūsų nauji Smart & Clean bio produktai. Bio natūralūs, biologiškai skaidūs, visiškai perdirbamos pakuotės, maži, lengvi, tad užima mažai vietos ir yra tikrai lengviau transportuojami. Tablečių ir lapelių forma, taigi jokių skysčių, kurie tikrai kartais transporto metu galėtų išsilieti ir sugadinti mums kitus produktus. Jokio plastiko, produktai maži, bet efektyvūs ir veiksmingi. Be to, negalime pamiršti, kad pirkdami Smart & Clean bio ne tik gausite veiksmingą produktą, bet ir prisidėsite prie mūsų planetos gerovės. Taigi, tokie yra pirmieji Smart & Clean bio serijos produktai, bet tikriausiai tikrai ne paskutiniai. Artimiausia ateityje galimai jau su nauju katalogu Smart & Clean bio serija turėtų plėstis ir ją papildys naujos priemonės, kurias padės jums pasirūpinti jūsų namų švara. Tad po truputėlį atsisveikiname su Smart & Clean priemonėms, kurios užleidžia vietą bio serijai
Smart and Clean Bio. Kviečiu Jūs išbandyti, tikrai nepasigailėsite ir džiaugsitės veiksmingom ir tikrai efektyviom naujom Smart and Clean Bio priemonėm. Tai jau viskas, ką šiandien jau paruošiau. Dėkoju už dėmesį ir linkiu Jums geros dienos. Iki kito pasimatymo.